Nu va, veža priekabą su mocu. O taip ir dirbam. O, labas rytas. Susirašėm kalėdiniai pakatuškiai. Ir jau prasideda pas mus linksmybės. Jau sugadinom savo mažulės mašiną. Ir užsisakėm va butralas čia išeina, ne? Butralo, jo rimtai kraujas dar lyg, jo pirties parvežimo paslaugos. Va, prisikabinom priekabą, tai va, pasivažinėsim ir gelbėsim mašiną. Tai va, oras šiandien pas mus balvoniškas. Ką su tavim? Kas? Suvalgė cizą? Cigaretę suvalgė? Ne, blėt. Tai va, varelis pas mus šiandien va toks va. Visai gražiai, bet šlapia. Nu ką, chebrytė pasiruošė kalėdiniam endūrą. Oi, krasavčikai kokie. Eik, tu geras, maladės. Va taip kažkaip čia ant gazuose. Nu ką, prasideda kalėdų senių linksmybės. Oi, gražuoliai, pasipuošę. Viskas kaip priklauso. Šaunuolė, chebra. Nu va, kalėdų senio chebra juda. Eik, tu linksmai. Taip, dar vienas senelis. Ten kažkur. Taip, mes šiandien turim vieną 790 KTM, tai jam labai sunku iš tiesų. Gal jisai kažkur ten miškelį nukritęs ir viskas jam jau. Nu, tikėkime, kad viskas jam gerai. Čia dėl to, kad be kalėdų senelio kostiumo jisai, va taip, čia taip atsitinka. Kaip mūsų upelis nėra labai stiprus. Atgal galima bus pralėkti su Diedo Morozo kostiumu per upelį. Jau KTM-šikas buvo nukritęs. Medžio kažką nesivedė, bet atrodo dabar važiuoja. Kaip jam čia seksis, nejasna. Nu, blėt. Nuvažiuoja kažkaip. Ai, sunku jam. Labai jam sunku. Ir į krūmus. Bet išvažiavo. Maladės. Kalėdų senelė, pirmin, blema. Dar biški medelių. Hopa. Iš šono turėtų gražiai atrodyti. Kaip senelis šokinėja. Opa! Oi, šilta, ne? Op. Taip, čia buvo ne kalėdų senelis. Op, kalėdų senelis, op, maladės. Antras kalėdų senelis, maladės. Nu ką, Rudolfai, parodysim šiandien, ką gali Rudolfas. DRZ vardu Rudolfas. Ну так ты как всегда лох, да, ты как всегда лох. А сейчас еще без костюма, да. Nieko, kalėdų senelį po to sudubasins. Nu ką, vėl tos pačios lokacijos. Tie pati keliukai. Betgi kalėdų senelio antplūdis. Tai jau kažkaip visai ir pasifilmuot norisi. Kalėdinė nuotaika. Oi, vakar buvo nuostabus oras. Saulė švietė, nu kaifas tiesiog. Bet niekas negalėjo važiuoti, nes visi antra kalėdų diena prigėrė. Visiems sunku. Aš kai negeriantis su mielu noru. Taip namuose ir prasidėjau visą laiką. O šiandien tokia labai niūri diena iš tiesų. Nei saulės, taip, toks marasilka tokia, krapnojimas, kaip čia pavadinti, nežinau. Tai jau, bet stengsimės kalėdinę nuotaiką sukurti. Kostiumai tam padeda, žiūriu. Taip, derziukas dar vienas atslūgo. Kažko jisai neužsiveda, nežinau. Buvo pamiršęs laidą turbūt prisuk normaliai. Tai nusėdo akumas. Aš galvoju su draugeliu derziuku dar vienu parodysim gazą, bet dėja, nu gal dar atėks, nežinau. Tai va, judam, žiūrėsim, kas čia gausis pas mus šiandien. Nespėjau nufilmuot, kaip nukrito Diedas Morozas. Diedas Morozas, tai tu žiūriu normaliai, nesulaužykit mano dar Rudolfą. Žiūriu normaliai, tai padauginęs buvai turbūt, ne, kad lygioj vietoje atsigulė Diedas Morozas nuo
Točno, Dėdas Morozas apsivėmino cigaretės, tai jau normaliai prilūpęs jau toksai. A dabar trezvas nors? Nu ką, pirmas iššūkis Rudolfui šiandieną. Bandom. Nu Rudolfus šaunuolis. Iš pirmo karto, nu. Taip. Nerijus. Молодец. Taip, молодец, kalėdų senelė. Op, 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 op. Eik, nekasyk tenais taip. Nu va, vienam nepavyko, dar vienas juda. Ne kalėdų senelis čia. O, guli pacanas. Nu ką, ne kalėdų senelis. Nu, молодец. Ne kalėdų senelis, bet молодец. O, kalėdų senelis, davai. Молодец. Mūsų tiltukas iki šiol, yra. Jau 3 metai tikrai kiek važinėjau. Patrakęs kalėdų senelis. Uhu. O, iš šonų turėtų būti linksma, kai seneliai varo. Turėtų būti labai linksma. Bet taip normaliai šildo kostiumas. Galima būtų prie didelio minuso. Šiandien ganėtinai šilta, +4. Pavargo jau kalėdų senelis. Kaip jūsų alienių šitie pavadinimai? Mano Rudolfas. Haroldas, o pastavė Petras. Petras bus pastavė. Motoreksas, va. Nu ką, šitas keliukas, nu ant tiek gražus, jį reikia pafilmuoti. Kaip aš ant savo Rudolfo joju per šitą gražų tankų miškelį. Tai visi kalėdų seneliai išsibėgiojo, kol aš tenais pasijungiau kamerytę. Op, medelis. Svarbiausia čia savo kepurės nepamesti. O, pasivijau kažkokį tai kalėdų seniai, o, 2 netgi. O, 3 netgi kalėdų seniai. Eik, tu gražu žiūrėti. Gražu žiūrėti. Valysim kamerytę. Kažkaip pamirštu ją valyti. Yra tokių videosikų, kur labai liūdnai atrodo. Nu, Rudolfai, ale tu молодец, kaip tu čia, kaip tikras alienius tu молодец. Tai ką, čia varom? Nauja trajektorija. Šito keliuko tarp pas mane videosiuose nėra, tai nors kažkas naujo bus. Toks visai čia gražus keliukas. O, koks vėjelis pučia, nekasa. O, kaip slidu. Taip, ir apačio, ne? Nu ką, bandoma, ne? Praeitą kartą kažkaip pavyko mum. Opa. Nu va, gerai. Pavyko. Viskas gerai. Opa. Nekasyk tenais. Nekasyk tu tenais. Stringa senelis. Nu, nėra taip sunku, gi. Nu, dar vienas senelis. Seneli, davai. Tuo kepurė greit jau nukris. Ką, senukai, laukėt, nežinot kur važiuota, ne? Tuoj tėvelis jums parodys kelią. Ką, vaikai mano, nežinot kur važiuot?
O kur linksmybės? Kažkaip nelinksmai tu čia užvažiavai. O čia, oi, dar vienas. Ryžas. Pas mus šiandien ryžas yra vienas. Va, juda, va, jisai, va, ryžas. Lep, su rankom viską valau. Baisu, kad kepurė mano nenukristų. Va, čia pas mus biški. Toks truputį nedidelis upelis. Aš manau, mes jį pajėgsime pravažiuoti. Tai va, su pirmu bėgiu. Ir judau. Opa! Nu ką, kalėdų senelį pas mus. Op, op. Eik! Jasna. Jasna. Nu ne šiaip savo ryžas, ne? Kalėdų senelį čia trinasi, va. Pirtelė kaip visada, nu, nenori šlaptis tai. Davai, senelių gvardija. Pirmin. Op, 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 op. Padėt. Nu, kitas. Žiūrėk, barzdos tik nepamesk. Op, 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 op. Maladėt. Nu, maladėt. O tai ką tas ryžas iš viršaus atvažiavo? Kaip jam negėda? Nu, mini kalniukas. Rudolfui labai lengvai čia sekasi jam. Nu, truputį bėgiu. O, kažkaip taip mes atrodom. Nežinau, kaip čia matosi. Visas toks narednas aš šiandien. Nu ką, lendam vėl į mišką. Ieškoti eglučių, ne? Ką kalėdų senelis dar gali daryti? Ieškoti eglučių. Po kalėdų. Uho, nieko savo. Kas čia taip išarė? Rudolfai, ne tu čia buvai su savo draugais prigėręs išarė mišką, ne? Tikrai ne tu. Važiuojam čia. Nu, kiek gražių eglučių. Į maišą net nesutils visus turbūt. Mes lengvų kelių neieškom, ne? O tai va. Op. Nu, kažkaip iš kitos pusės mes atvažiavo. Nu ką, bandom, ne? Iš karto, taip staigiai. Nu ir ką? Nu ir nepavyko mums. Nu ką, kažkas bando. Ai, ryžas. Jo, hebrytė lengvesnių kelių ieško. Ai, neriau. Ką vaikam po tu tavo parodyti, kai tu važiuoji. Ten, kur vaikiški kalniukai kažkaip. Nu čia aš pakilsiu jau. A čia tau karma, nerijuk. Už tai, kad tu pastoviai ten savo tais lengviais keliais. Čia tau karma, neriu. Nu ką, hebra, pasijokė mane. Oi, tu savo kaip čia slidu. Va, jisai, karma pacanas. Čia už tai, kad man kontento nedarai. Nu, op, oi, kalėdų senį. Gerai, tu neskambink, tu ten mamai jau, ištrauksim, jeigu ką, nu. Mama pasiimk mane namo, jau skambina. Nu ką, ryžas, davai. Ryžas dėl to čia Ženka, jeigu ką vardu jisai, jūs jau matėte ankstesniuose videosuose. O ryžas jisai dėl ko? Dėl to, kad jisai neapsirengęs kaip mes. Jisai apsirengęs kaip ryžas. Va taip. Gulėjo. Aš nenufilmavau, kaip ryžas gulėjo. Senis bandys iš vietos. Bet labai slidu. Seni. Nu nieko sau, nu seni, nu maladėts, nu. Davai greičiau, vaikai laukia kalėdų. Padarkų laukia greičiau. O, davai, nerijau. Op. Nieko. Gal kitais metais. Eik, tu kaip taip suplėši naują kostiumą, nu. O, lekia. Čia dėl to, kad tu be kostiumo, pas tave nėra kalėdų senelio, ten kalėdų dvasios.
Ну, сяни, давай! О, молодец, Gražuolis! Nu, eik, tu rėžas vėl neužuočiama. Visi kartu. Kas ten su kepurė pas tave? Ar ten prezervatyvas ant galvos? O, tu blemba kaip slydo. Eik, tu savas nenukritau. Nu ką, bandom nusileisti. Paprašiau, kad mane irgi nufilmuotų. Aš irgi taipgi gražiai pasipuošęs. Noriu užsifiksuoti, taip sakant, ne tik už vairą, o ir už šoną. Nu ką, bet reikia nelachanuться ir užvažiuoti, ne? Gerai, gerai. Этот написал, ачу, было смогу. На катайме. Я ему говорил, tai, sakau, kalnai, vien kalnai, tai kalnai nieko. Svarbiausia, kad nebūtų ten labai klampaus kažko tai. Sakau, nu davai, bandyk. Tai ne apie tos kalnus galvoja. Nu ką, judam toliau, elnių takeliais. Jo, Nerijos žiūriu, tik kepurė liko. Per karštą jam. Karšta, bet aš tai kentiesiu. Vien dėl grožio. Grožis reikalauja, tu sauglė. Grožis reikalauja aukų. Peršokau kažkaip. Chebra. Tu sau kaip slidu. Vos nenukritau. Chebra stringa. Jo, čia taip tokia. Pliurza labai stipri. Nu, ryžas. Ryžas 2, nes pirtelė jau irgi pas mus ryžas. Nu, davai! Senelį! Op! Kaip taip? Jo, mėgsta jisai pasiįst. Jo, dublis 1 300 800. Gerai. Padėsim kolegai, kad vaikai neliktų be dovanų. Gerai, keliam ir tada mes jį senai, ne? Pizė kaip slidu, nu. Nu, jau geriau. Stok. Stabdį laikyk. Davai, opa. Davai, biški. Nu ir dar iš manęs jėgos išvilpė. Davai, dargi čia nukrysi paliubom. Nu, davai. Nu, va. Nu, bet nieko, jau užvažiuosiu jau. Nu ką, 2 kalėdų seneliai ir ryžas, ką jūs? O, ryžas, darova. Nu, pažiūrim, ką aš šiandien parodysiu. Aną kartą turėjau labai daug jėgų. Įdomu, kas bus šį kartą. Važinėjau non-stop, šiandien jau stovėjau ilgiau negu aną kartą per visą dieną. Nu, bet gal kur slidų nevažiuosim. Varom per čia. Naujas takelis pramintas. Eik tu sau kaip slidu, a? Nu šo. Šiandien dar irgi naujas truputį takelis. Šiandien. Hop. Labai gražu šiandien. Biški striomna, aišku, čia prie medžio. Ir aš užgesau, nu nieko. Antras dublis. Išjungiam bėgį. Pervedam mocą, nes čia jisai tiesiog nuslys. O taip kažkaip judam. Jie labai opasna čia. Galima nukrist netyčia. Važiuojam gerai. Nelauksim chebras. Įjungiam bėgį. Čia nelabai aš stabdžiu galiu pajudinti. Taip.
Опа. Опа. Вот. Оп. Оп. Опа. Ir taip ir iš karto į viršų. Biškį ne po plano, bet nieko. Čia irgi gerai. Oho, kada čia spėjo medis, mažiukas toks nukristi. Opa. Gerai. Važiuosim jį. Op, op. Į viršų. Op, 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 op. Oi. Krasota lepota čionais. Labai gražu čia viskas. O, tu blemba. Susiplečiu. Įdomu, ar čia kažkas matosi per kamerą. Labai tamsu. Labai gražus toks tankus miškelis. Nu ką, yra dar vienas takelis, kurį aš praeitą kartą pats pasidariau. Reikia gal pravest chebrą per jo, ne? Aną kartą tai iš pirmo karto visur užvažiavau. Ant tiek lengvai sekėsi. Opa. O čia paliubomu sustot reikėjo. Tai va, aš pro čia važiavau. Tada čia tokį permetimą. Op. Ir po to gražiai, va. Užlipam. O taip va. O, jisai taip tiesiai, ne? Ką šis darys? Permetimą? Ne, tiesiai. Nu, tas vėl ten jam sunkumai prasideda. Teršia dorų senelių vardą. Lygiai, buksuoja lygiai vietai. Ble, aš nenufilmavau! Eik tu savo. Nu, va, -1 kalėdų senelis turbūt. Jo, nu ką tu čia rausi? Ну kam tu čia rausi, а? Ладно, опять помогаем, блядь, пацану. Бедняга. Все, блядь. Pagelbėsim, nieko pagelbėsim. Nu ką, dvitaktis. Dvitaktis. Ar kaip dviratis. Ant tiek jis lengvas tas mopėdas jo. Блядь, kurva ta sėduška. Laikyk. Gaila nenufilmavau ant vienkės, va. Krasota lepota. Kaip taip, nu, eik tu savo, žiūrėk apšė. Nu, normaliai senelį tu čia. A, kaip pas man, nu nieko, normaliai gi turbūt. Irgi? Biški yra, ne? Nu čia tai va šia krasotava. Va, raižai, du raižai, va. Nu judam toliau. Sa, pagnali. O, jau užstrigo senelis. Nu seni vėl tu. Seni, nu ką tu? Ką tu, seni? Senis gal būtų praskridęs, jeigu ne aš. Jepučia, hebrytė. Nu taip ir judam. Vėl susiplėšiau kelnes dar vieno vietą. Oho, kaip taip nepavyko? Ei, nu kur tu važiuoji? Nevažiuok ten. O, blėt, kaip gavau per šalmą. Если что, заблокируется та камера 2 раза на эту включишься. Гали там всех пофилмовать.
Пользуйся этими, где 1, 2, 3 приближения эти. О. Пошел. Ну, молодец. Aš irgi taip noriu. Nu, bandom. Nu, kalėdų senelė, na, parodė, kaip tavo elnius varo. Opa! Kalėdų senelis su elniu atsitrenkė į medį. Kaip tu, kalėdų senelį, nesuvaldėjai elnio? Čia za fignia? Kodėl jisai va čia nuslysta į tą pusę? Sulaužiau, ne? Nu, žaniokas. Op, 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 op. Nelabai. Dabar važiuos elnias, kadangi nepasipuošia barzdos, neatsiaugino, tai bus elnias. Lisnoj alень, taratatata. Gaza. Nu, o ir prigulė. Nu ką, bandom trečią. Eik, tu trečias kartas nemeluoja. Pavyko. Bet ryžas neužvažiavo. Tai dar vienas ryžas bandžiu. Šitas sačkanul, šitas užvažiavo, maladėt. Pažiūrėkit, tą naglą mordą, sako, pakilom mes. Dar vienas, o ryžas kurti. Tu čia ant laisvų bandai? Nu, ryžas bando dar kad. O, užvažiavo. Maladėt. O, eik, sau. Vos negavau. Nieko sau, jam išėjo. Jo, aš praeitą kartą kažkaip greitai čia. Tai kažkoks dabar pas mus. Labai lėtas ratukas gaunasi šį kartą kažkoks tai. Nu ką, seni, davai. Paladėt, senis. Davai, seni, rodyk. Davai per šitą pusę. Čia lenktynės, davai, nelaukiam, davai. O, maladėt, davai. Eik, nu va. Žiūrim, kaip įsasi vyrai. Nu ką čia, šiandien pavyks jiem išvažiuoti ar ne, balsuojam. Balsavimas vyksta. O aš darau kitaip. Ašgi protingas. Reikia galva biškį galvot. Lėčiausias. Ratukas iš visų buvusių. Nu ką, vėl jisai čia daužysis, ane? O, nifigasi. Net man taip nepavyks pravažiuoti. O ne, pavyko. Aš galvoju, kad neišės. Labai jam sunkiai sekėsi ten. Nu jo, toks nusileidimas, tai bet kas gali atsitikti, ne? Kaip jau pastebėjom, ant nusileidimo labai daug kritimų čia šiandien kažkaip. Nusileisim, bandysim šturmuoti taip vadinamą Belaruso kalną. O kodėl? Nes Belarusas labai į jį staigiai greitai užvažiavo, keletą kartų netgi. O mes tenais valandą turbūt bandėm į jį važiuoti. Valandą. Ir tai ne visiems pavyko, bet gal ir pavyko ten. Užsistumėm, galima sakyti. Dėdų Marozų gvardija. Ką tu gatov? Kalėdų senelio padėjėjas. Nuvažiuojam tada. Laikomės už mocą. Bandysim.
praeitą kartą irgi aš iki čia davažiavau. Opa! Gražiai ant rato kyla. Jo, aš tikėjausi, kad bus lengviau. Jo, šį kartą nepavyko jum. Nu, tas gal kris. Krisk. Nepavyko šį kartą nufilmuoti labai gražaus užvažiavimo. Gal dar kartą pabandom. Belarusų kalnas neįveikiamas. Jasno. Gerai, varom kitur. Nepravažiuosim. Per daug sunku ten šiandien. Prašokau medžius visus, nieko savo. Nu taigi Kalėdų senelis. Kaip ant šitų. Kaip ant rogio, ne? Opa. Du medžiai iš karto. Nu ką, nejaugi ruslikas senelis užvažiavo. Nu mes kylam čianais tokiu lengvų kelių. Šits nesunkus. Pirmų bėgių važiuoja kaip per sviestuką. O, švis lengva. O, op. Все. Oi, jisai, apačioj. Pabandom. Kažkokie nauji kalniukai čia. Oho. Ten medį. Ir medį paliko. Biški nepataikiau. Jo, kažkaip šiandien sunkiai važiuojas. Palyginus su anu kartu. Слышали мы, как ты лежал там, кричал: помогите! O po to dar mašiną reikės tempti. Namo kažkaip 40 km. Eik tu savo. Kiam kyla. Op. Šuoliukas mini. Taip, nusileidimas ir iš karto pakilimas pas mus. Nu kaip čia mums seksis? Kažkaip čia žiūriu. Gazo rankino, nes sunku kažkaip tai man krūtilint. Taip, čia galima važiuoti, ne? Davai važiuojam. Čia vieną kartą aš kažkaip labai stipriai čia atsirėmiau. O senis. Čia kaip šortai pas mane jaučianais, va. Oi, atrodau turbūt kaip bomžara koks. Kaip bomžas, kuris Kalėdų senelio kostiumą pavogė. Op! Nieko savo, kaip čia pašokom mes. Jėgų, gal aš čia pats sugalvoju, kad pas mane jėgų nėra. Tiesiog viskas taip, ten stovim. Oi, ratų jėgų. Ten stovim. Visur stovim aš. Dėl to ir tos jėgos turbūt išeina. O, paliubumu. Taip, gal pamint, kaip linelis čia gulėjo ilsėjosi. Ant akmenuką šitą užsnūtęs buvo. Kalniukas, eik tu geras. Kalniukas, pagnalė, op. Kalniukas, gerai. Eik tu. Vos nenuslidau, op. Eik tu savo. Nespėjau susiprast, kas čia vyksta. Taip, čia pas mus vieta tokia. Nieko savo prašoka. Bet vos. Nenukrito. O, senis dar vienas. Aš manau, kad sutrynė visas dovanas portfelį vaikams. Baisu. Молодец! По-пацански, молодец! Ale tu žiūrėk, gerai, kai sveri 20 kg, tai va, sulaikė
už šito va medelio, už šakos, ne už medelio. Aš tai kartu su to medžiu storas ir kryščiau apačią. Gerai, žiniokui, negelbėsim. Čia už tai, kad kidanul praeitą kartą. Tai dėl to jo negelbėsim, tegul padidinėjo. Čia už tai, kad tada mus paliko, ne, maladės. Teisingai, aš už tai dabar jam nepadėjau irgi, dėl to, kad paliko. Čia španas. Dydžiai kažkokie va. Sako labai užpakalis. A, va, jo matau biškį. Kaip gražiai gausis, va. Sukamės, sukamės. Ana kartą lengvai gavosi. Nu, senelis maladės. Nu, blemba, kaip taip? Vienintelė vieta, kur sustojau. Taip gražiai važiavau. Nu ką, kol jie ten važiuos, mes turbūt apsukam čia ratą ir privažiuojam jiem iš galo ir aplenkim juos. Čia tokias bus, taip sakant, mini lenktynės. Nu, o ką jie ten dar? Ar jau ne? Blemba, nėra jau viršui pacanai, ne? Tai viršui tūsina. Laukia turbūt manęs. Sunku? Įvažiavo kas nors? Žainka? Nu bandom tada, jeigu jau Žainka įvažiavo. Gražu. Eiktus. Nu, kalėdų senelį, davai. Ai, čia Grinčas važiuoja, kalėdų senelis. Oi, tu nahų, blėt. O čia tai, blėt, vaizdelį. Nu ką žinau, gal varom, pažiūrim, kur ten hebra įstrigo. Nėra iki šiol, jau kiek laiko praėjo. Draugelį varom, gelbėsim hebrantus. Kaip mano štanai, blemba, kaip bridžai čia kažkokie. Gerai, pagnali, paieškosim, kur ten hebra pastrigo. Ogi ką, biški čia apmaščiau savo gyvenimą ir supratau, dėl ko čia taip slidu šiandien. Ne dėl to, kad šlapia, o dėl to, kad buvo minusas visas šias dienas. Toks geras minusas, minus 12 net turbūt buvo. Tai dėl to ir bus labai iš apačio, iš viršaus minkšta, nes dabar pliusas. O apačioj tai viskas užšalė, žemė užšalus. Dėl to ir tėva, ir dėl to iš tiesų ir yra labai slidu. O. Aha. Blemba, kaip negerai čia sustojau. Ei, senelį, kaip tu ten atsiradai? Ten lengviau buvo užlipti, negu jūs čia nais dubasinatės. Aš ten ir pavalgiau, ir išgėriau per tą laiką. Jo, iš tiesų labai slidė. Tu savo. Nu jo. Nu negaliu. Atsiprašau, hebra. Negaliu. Gerai, važiuosiu tada aš kitų keliu. Čia žiauriai slidu tiesiog, va. Viso. Moc aš kartystą. Eik, tu pagaliau. Neturiu jėgų jau. Visiškai. Gerai, kol kalėdų senelis ir ryžas kimarina. Nu tai daug pravažiuot. Pravažiuot daug, sakau. Kol šitie kimarina. Reikia parodyti pacanų kelią, gal tą kitą, kur dabar ką tik užvariau. Nežinau jam čia. Labai sunkiai sekasi. Demba, man vėl reikės ten kentėti, ne? Leidžiamės, parodysiu tau kitą kelią. Nėra irgi lengvas, nu bet bus lengviau tikrai negu čia. Slysta lygioj vietoj. Gal ieškom naujų kelių? Va ten kur nors. Davai, nes čia labai daug jėgų prarasim, man atrodo. Jo, vapšė gražuolės. Geras. Bet aš nežinau, ar mes ten, aišku, pakilsim.
Nu, reikia ieškoti kažkokių tai būdų. Nes čia, sakau, dabar labai slitu, nes aš nesuprantu. Tiesiog baisiai. Neužvažiavau! Dvigubas. Opa. Eik, tu man išėjo. O kaip seniai, to pavyks. Eik. Apsikabino. Nu ką, su seneliu radom kelią. Vis dėlto pasirodo, iš Daubos yra kelias. Lengvesnis. Jeigu kažkam nepavyksta naujokai ir panašiai, galima labai gražiai čia pravažiuoti miško takeliu. O mes jau galvojam, liksim čia įnakvot, įgyvent, įžiemot. O kažkaip tai šiandien tokia gavosi pakatušiška. Dabar važiuosim atgal, palei geležinkelį, manau, nes visi pavargę. O gal ne, tai pasižinosim. Tai va, lėksim iki mašinos. Tada reikės iki bubliko mašinas dar. Mašiną pasijungi. Stovi vargšelė. Laukia pagalbos. Nu va, išvažiavo. Išsigelbėjimas. Išsigelbėjimas. Mes išsigelbėjom. O, traukinukas dar važiuoja geras. O, šiandien kažkaip taip. Su traukinuku. Kalėdinis traukinukas. Tararara. Taip, kur mano draugelis? A, kažkaip jisai užstrigo. Kaip galvojat? Nugrius? Davai. Davai, ant vieno rato. Op, 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 op. Ne, nugriuvo. A, tu turėjai nugriūt! Tu turėjai nugriūt. Eik, savo. Nei kelnių, nei kojelės, nei laimės. Nu ką, nuvažiavo pacaniukas pirmą bėgį įsijungęs. O aš tada laukiu hebrantų. Šiandien praradimų pas mus. Šitoj vietoj lūžo, kur aš dariau, ne? Toj pačioj. Nieko padarysim. Draugelis man celas. Laukiam dabar. O, aš vienas nepamečiau turbūt kepurės. Laukiam pacaniukų, kurie čia blemba, kiek galima laukti. Ir važiuojam link namų. O tas dar matosi, dar tolumoj matosi. Gerai, kol laukia hebras, paimam kokį nors pagalį. Bandom truputį atlenkti kojelę, nes negaliu bėgio normaliai įsijungti. Nefaina. Ai, gal nelaužysiu, tai dar sulaužysiu čia viską. Tiek to. Nu, ne man, kažkaip nelabai aš tos hebras nusilaukiau. Gal jie ten kažkur išvažiavo jau. O, senelis biškį ant vienkės varo. Nelabai, taip sakant, profesionaliai. Bet vis tiek maladėt senelis. Na, perskaičiau SMS-ą, kad jie jau draugelį paliko mūsų ir nuvažiavo. Kidanulį. Sakau, tinkamės prie šitą. Išvažiavimą ten pribėgo. Gerai. Ir nuvažiavo kažkur. Nu, maladėt, hebra, maladėt. Ką žinau, gerai, kad jie mane kidanulį gal. Nes būtume važiavę tiesiai. Tai neįdomu būtų. O aš kaip vienas va, pašokinėjau. Sida. Dabar dar per upę perbrisim. Aš manau, mums pavyks labai lengvai šį kartą. Nedaug vandens čia iš tikrųjų. O, kažkaip taip. Buvo visiškai nesunku. Nu va, kažkokį hebrantą. O, darzystas, nieko savo. Ką jisai čia daro? Zdarova. A jisai po biškį važiuoja, matai, su pirma pavara. Nu jisai taip pališytas, jisai lėtai važiuoja tiesiog, bet atvažiuos. Nu va, darzystas, turėjo su mumis važiuoti, bet kažko tai sukra. Karoči su akumu. Nuvažiavo kitą akumą nupirko, nu bet jau mūsų nesivyjo. Va, dar vienas kidokas. Jau pas mane trečias jisai. Ir šitas, va, kidokas irgi. Čia trumpas bezdalas.
Čia. Čia. Bezdalas pirtininkas, va. Dar yra senas bezdalas irgi jisai. Tu gal užmiršai, kaip... Ir plikas bezdalas, jau 4 bezdalai, kurie mane paliko. Gal užmiršai, kaip čia atvažiavai? Tai va, vsio, atvažiavom. Bezdalai jau čia, jie jau susivažiavę. Tas vienas pacaniukas dar juda. Tai va, kažkoks toks kalėdinis Kidalavskas gavosi mūsų pasivažinėjimas. Bet labai buvo linksma. O dabar važiuojam gelbėt Раво. Ну что, завели как-то. Ну, вроде турбиночка подсвистывает, все нормально. Давай, родная Тойотушка, вези до домушку. Nu, vienu žodžiu, važiuojam, kažkaip važiuojam savo ходу, tais normaliai viskas. O kame buvo replis? Ai, palauk, kur mano kepė? Kame replis? Važiavau į Pakatuškę ir išėjo taip, kad pas mane tiesiog dingo trauka visiškai, neįsijunginėjo turbina. Ir aš sustoju ir aš po to iš vietos vos pajudėjau pirmų bėgių, įsibėgėjau per minutę, turbūt 20 km per valandą. Davažiavau iki pačio pirmo šviesoforo, nusukau, kaip tik buvo parduotuvė. Pastačiau tenais mašiną, palikau, viskas priekabą nukabinau, nes vis tiek norėjau pasivažinėti. Nukabinau priekabą, prikabinom Nėriui pircelę į priekabą, vsio, važiavom pasivažinėti. Dabar atvarėm, užvedžiau, stoviu gazuojant laisvų, veikia turbinę. Tai nežinau, priekabos gal neimsiu, važiuoju tiesiai namo, tai tikėkimės, kad davažiuosiu, viskas bus tvarkoj. Tai va, kažkaip taip, judam. Nežinau, rizikuojam, mašiniukas važiuoja. Tai rizikuoju, kabinu priekabą. Jau prie pat namų pirtelę sutikau. Bandom judėti po biškį namo neskubant. Nu ką, chebrytė, atvažiavom. Šaunolė mažulė. Ačiū. Pailsėjai biškį ir super. Nu ką, žiūrim, kas čia iš kostiumų liko. Tai barzda gyva. Biškį purvina. Kepurė. Nesusiplėšė net. Jinai džiūna. Taip, švarkelis. Nu ką. Nu čia biškį. Ten biškį nieko čia. Normaliai. Taip, kelnes. Kelnes tai jo. Gražumėlis. Čia būtent užpakalis. Tai va. Tiek žinių. Kalėdų senelio Enduro fiesta užbaigta. Iki malonaus.